Mano darbas moteris skruzdė yra minkštoji skulptūra ir joje aš vaizdavau save kaip moterį atliekančią daug darbų, daug veiklų, norinčią visur suspėti ir jaučiausi tą moterimi skruzdė ir kūrėja, dailininkė ir verslininkė ir norinti kopti į kalnus. Tai daug vaidmenų, kaip ir dauguma moterų turi. Tai kalbėjau. O pati technologija, tai irgi yra vielų karkasas naudojamas, neaustinė medžiaga, formuojami kaip ir raumenys ir visas kūnas, kaip ir žmogaus, ir vėliausiai aptraukiama moteriškomis pėdkelnėmis. Tai vėlgi dauguma mano skulptūrų, ta technologija yra sukurtos. Ir man labai patinka, kad būtent vėlgi aš kalbu apie moteriškumą, kalbu apie save ir tuo pačiu naudoju tokias moteriškas medžiagas, minkštas medžiagas. Ir pati esu tekstilininkė ir taip per savo kūrinius kalbu daugiausiai apie savo būsenas, apie savo jausenas. Ir jie tarsi visi irgi yra tarpusavėje susiję.